Labas, Maja. Šiandien mes su Maja darysim vieną darbelį, kurį mes galim pavadinti ir eksperimentą, nes mes tai niekada nedarėm. Pasidaryk savo muilą. Taip, Maja? Čia yra toks rinkinukas. Atidarykim. Jis yra... Tiek kainavo. Aš net nupirkau jį per puspigį, nes buvo pokalėdinis išpardavimas, tai buvo $2.44. Taip. Kas čia yra, pažiūrim. Čia yra Maja formelės, taip. Man atrodo, kad gali padaryti iš viso 4 muiliukus, taip bent jau parašyta, tiek yra medžiagos. Parašyta makes 4 soaps. Gerai, Solytė. Pažiūrėkim, kas yra. Kas čia per daiktai? Čia yra blizgučiai. Muilas bus su blizgučiais, reiškia. Gerai. Kas dar yra? Ai, žinai, kas čia yra? Čia yra maišeliai ir tu gali juos gražiai supakuoti ir padaryti, kaip dovanėlę, kažkokie maišeliai ir gražus kaspinėliai. I'm gonna use them. Gerai. Tu galėsi netgi savo draugams padovanoti, jeigu norėsi. Arba tiesiog sau laikyti. Kas dar yra? Čia yra muilo bazė. Čia yra formelės, taip. O tie 2 kvadratai, blokai tokie. Tai yra muilo bazė. Tai yra tai, iš ko mes ir gaminsime patį muilą. Tikriausiai tai reikės kažkaip išlydyti ir tada pridėti visokių priedų ir vėl sustingdyti. Pažiūrėkim, kas čia parašyta tose buteliukose. Dai. Reiškia, čia dažai, Maitė. Čia skirtingų spalvų dažai. O instrukcijos yra? Žinoma, kad yra. Ok, čia viskas yra aiškiai parašyta. Žiūrėk, reikia įdėti tuos kubus į puodelį arba į kokį nors indą ir įdėti į mikrobangę. Ok, put your soap base into 1 each squares. Reikia jos... Aš skaitau instrukciją, nes čia angliškai parašyta. Reikia jos supjaustyti kvadratėliais ir įdėti į indelį ir įdėti į mikrobangę 30 sekundžių. Taip, jeigu neužteks dar 15 sekundžių ir taip toliau. Ir tada supilti muilą į indelius, į formeles. Tada, jau kai supilsim, atidaryti dažus ir pripilti dažus ten. Ir tada, jeigu reikia dar pilti, jeigu nori blizgučius, ir tada jau tik tai maišyti pačioj formelė. Viskas aišku, taip? Tai žinai ką, Maite, reikia pirmą 1 kubą su baze išplėšti tą pakuotę ir supjaustyti į mažus kvadračiukus. Čia muilo. Čia muilas, bet jis dabar neturi kvapo ir neturi maestraugė atėjo. Jis net... Yeah, she'll come. After I make my experiment, because we're kind of doing a show right now. Čia basėja. Maja bando pati, jis ganėtinai minkšta, pati pjauti, paskui toksai yra vaikams skirtas peiliukas, jis yra su apvalintu galu, patogus, iš Ikėjos mes nusipirkom, kad ir Maja galėtų pati naudotis. Taip. Čia dabar mes kempingi ir visi aplink čia daug matosi, čia Majos dėžė žmonių su vaikais. Tau pavyko nukirpti? Gerai. Aš noriu kažką padaryti. Nežilėjo. Gerai, kaip jis kvepia, Maja? Aš paustysiu mažą. Čia parašyta, kad yra 2 kvapai, Maja. Tas arbūzas ir kokosas. Čia labiau arbūzas ar labiau kokosas?
Arbūzas. Čia arbūzas, taip. Arbūzas. Gerai. Tada! Bokštas. Bokštas. Dar kažką padaryti? Nežiūriu. Karšta, jo. Gerai, Maja deda į mikrobangų krosnelę. Tai avinas. Ir paspausk 30, va šitą vieną kartą ir bus, ir bus 30 sekundžių. Ir pažiūrėsim. Jo, pažiūrėsim, kaip vieną kartą atsišviečia. Na, žiūrim. Arbūzais dabar viskas kvepia tais. O, pilnai išsilydė. Nu, pavos, tik nenusidekink. I can smell. Gerai, palauk. Smell. Labai geras muilas. Gerai. Dabar, Maite, reikės labai atsakingai tau išsirinkti 2 formelės, kurias tu naudosi. Pirmas, šitą arba šitą arba šitą arba šitą. Šitą kol kas neim. Ir supilti muilą čia į formelę. Į vieną ir į kitą. Tau padėti čia? Au. Karšta? Gerai, aš padėsiu truputį. Tu maišysi ir dėsi vienas, o kitas kuris? Širdutė. Taip. Debesėlis ir širdutė. Okay. Looks like we can do one more. Nu, pažiūrėsim. I want to do the star. Palauk, ten bus... Nu, gerai, padarykim žvaigždį. Neužteks. Tiesiog lapatė. Kita visi. Žinai ką? Tai mes dar iškrapštysim likučius. Gerai, Maja užpakavo dažus. Tu dabar taip geriau spaus, gal, ar nesispaudžia. Ir tu gali arba pilnai sumaišyti, arba tokiais padaryti, kaip su kuriais tokie twirls, žinai? Kaip tu nori. Tu gali va tokį palikti ir jis bus toks su twirls. Ir jeigu tu nori, tu dar gali įdėti blizgučių. Aš noriu vieną without blizgučių. Be blizgučių. Tu gali daugiau įdėti truputį dažų, jeigu tu nori ryškesnės. Tau užteks tokia? Gerai, tada... Glitter! Tada blizgučiai, tai. Gerai, dabar Maja deda geltoną žvaigždutę padarysi. Taip. Ir žvaigždutė blizgės turbūt. Žvaigždutė biški plonesnė bus, bet čia mes bonusą gavom. Čia parašyta, kad užteks tik tai 4 muiliukams, bet aš žiūriu, kad mums gausis daugiau, nes šito užteko daugiau negu 2. Ne? Gerai. O blizgučių dėsi žvaigždę? Gerai. Nebejokis paskui sukėties. Čia truputį, kadangi nuo krašto, tai jis truputėlį taip sukrito gabalais, nes čia likučiai, bet nieko baisaus. Čia Maja deda blizgučių truputį. Taip, iš širdelį nusprendė dėti. O, debesėlį Maja sugalvoja padaryti. Tu žinai, kad tu netgi gali neišmaišyti iki galo, o palikti, kad kai kur matytasi labiau raudona, kai kur labiau geltona, po pusę taip palikti. Žiūrėsim, kaip gausis. Va taip. Va taip, su tokiais netgi truputėlį, tokiais vingiais, taip, žinoma. Dabar reikia šito. Gerai, Maja dabar nori užpildyti dar šitą tokį brangakmenį, tai jinai apsipjaus. It's called a diamond. Deimantas. Diamond. Taip, pasidaryk tik tai 2 kubus ir užteks. Čia Kristoferis atėjo pažiūrėti, ką mes darom. Kristoferis ruošia savo video, žinau ten. Aš jau padariau. Jau padarėjai ir įdėjai? Jo. O koks čia naujas video? Minecraftas. Minecraftas? Ką tu per jį darėjai? Survival. Survival mode ir Suradau deimantus. greitai suradai deimantus, taip? Diamond. Tai kviečiam, mes įdėsim į linką po video, galit pažiūrėti komentaruose naujausią video ir prašau, prenumeruokite Kristoferio kanalo, jisai daro savo 1000 prenumeratorių challenge, taip, Kristoferio? Karšta, taip. Gerai, mes pašildėm dar vieną.
Šitas truputį kitokio kvapo ir mes įdėsime čia. I didn't get to smell. Tu pauostysi iš jo. Nesijadink. Gerai, ir tu gali įdekoruoti kaip nori dabar. Maja darys violetinę, taip? Gerai, Maja daro violetinį. Paskui mes išimsim tas smailiukus, kai jis sustings. Ir pažiūrėsim, kas... Dar truputėlį. O šitas brangakmenis, deimantas, jis bus su blizgučiais? A lot. O, ką, žinoma, tai... Oh, čia I forgot. Į žvaigždį truputį įdėsiu, gerai. Daugiau nedėk, nes čia yra, jau nebeišsimaišys, matyti, jau jie kietėja. Matai? Gerai, geriau maišyk savo deimantą, kol jis dar nesustingo. Jau čia truputį. Čia truputėlį dar maišysi, gerai. The whole thing. Ne, nedėk the whole thing, nes dar liko kubų. Oh. Ir kai bus per daug, aš paimsiu, kad tau netyčia neįsidėta per daug. Kai tau bus per daug blizgučių, tai žinok, tu visai išsiblizgutinsi per smarkiai. Kaip blizga gražiai, taip. Gražiai. Dabar ką reikės? Man va šitą labai. Šitas labai patinka. Tada mes... Freezer. Palauk, aš nežinau, reikia dėti šaldytuvą ar tai palikti. Tuoj mes paskaitysim. Palauk, ką jie rašo instrukcijoje? Ate, kol kas, jo. Tuoj pažiūrėsim, ką jie rašo instrukcijoje. Leiskite tiesiog atvėsti 30 minučių. Nerašo, kad net reikia šaldytuvą. Turėtų natūraliai sukietėti. Gerai, paliekam. Labas, sako Maja vėl. Mes grįžom jau ir mūsų muiliukai pasidarė. Žiūrėk, kaip įdomiai gavosi. Truputėlį čia daugiau dažų, čia mažiau, nes mes ne iki galo išmaišėm. Taip, ir toks yra didėjantis spalvos kiekis. Žvaigždutė. Sarginės žvaigždutė buvo plonesnė. Ten visi blizgučiai apačioje. Nu, čia matėsi, kad žvaigždutė bus tokia. Širdutė gan graži. Taip. Dabar mes padarysim testą. Tu išsirink, kokią tu naudosi sau, kuris bus tavo muiliukas plauti dabar rankytėm. Ir tu vieną mes pabandysim. Ar jis gerai muiluoja, ar čia tikrai muilas. Parodė, koks jisai gražiai blizga. Taip. Gerai, kuris muiliukas dabar tavo bus? Kurį tu nori išbandyti? Širdutę? Žvaigždutę. Na, kaip? Yellow. Look my nose. Gerai, Maja, pažiūrėk, ar gerai putoja. Putoja, taip. Putoja gerai. Ir kvepia, ir susiblizgutina visus rankos, taip? Pažiūrim. Va čia rankytę savo parodyk virš kriauklės. Visos muiluotos, nuplaunam, žiūrim. Geras muilas? Geras. Gerai. Kvepia? Gerai, Maja. Visiems pasakom ate. Ir ačiū, kad žiūrėt. Ačiū, jeigu padėsit like. Ir iki kito karto. Maja išeina pas draugus. Tuoj. Ir prenumeruokit Kristoferio kanalą. Iki.